Štai turime fanerinį skritulį, ant kurio nuo centro skirtingais atstumais yra sukabinti svareliai. Vienoje pusėje yra vienas svarelis, kitoje du. Visi svareliai yra vienodas. Kodėl skridinys nesisuka? Dešinėje pusėje svarelio masė yra dvigubai didesnė, tačiau peties ilgis dvigubai mažesnis. Jėgos momentai kairėje ir dešinėje pusėje yra lygus, todėl turime pusiausvyrą. Jėgos momento taisyklė pagrindžiamas ir šiuolaikinių paprastų mechanizmų veikimu. Vienas iš paprasčiausių mechanizmų yra svertas, kurį žmonės naudojo jau gilioje senovėje. Štai turime paprasčiausią linutę ir atramą. Bandymui dar naudosime dinamometrą. Ant linutės vyno galo padėjome du svarelius. Pabandykime dinamometru paveikti kitą galą. Dinamometras rodo 6 Newtonų jėgą. Atramą traukiame arčiau svarelių ir bandykime vėl veikti kitą galą dinamometru. Mažiau nei 1 Newtonas. Vadinasi, svertu mes galime laimėti jėgos, keisdami pečių lygius. Dar vienas mechanizmas skridinys. Prieš nagrinėdami, kaip jis veikia, atlikime paprastą bandymą. Šį svarelį žemė veikia 4 Newtonų jėga. Naudodami nekilnojamąjį skridinį mes galime pakeisti tik jėgos kryptį. Kilnojamu skridiniu mes laimime dvigubai jėgos. Kodėl? Kilnojamas skridinys veikia kaip vienkryptis svertas. Atstumas nuo vieno skridinio krašto iki kito yra L2, o jis lygus 2 kart L1. Vadinasi, šiuo skridiniu laimė dvigubai jėgos. Pademonstruosime dar vieną prietaisą vadinamą skrysčiais. Atliksime dar vieną bandymą su mokykliniu dinamometru. Svarelio svoris 1 Newtonas. Ta patį svarelį užkabinsime ant skrysčių sistemos. Skrysčiai susideda iš įtvirtinto skridinio ir nejudinamo skridinio. Naudodami skrysčių sistemą stebime, jog svoris nesiekia 0,2 Newtonų. Skridinio laimime dvigubai jėgos. Kadangi turime 3 judinamus skridinius, laimime 6 kartus jėgos. Tai rodo ir paskaičiavimas. Šiuo prietaisu tiek laimime jėgos, tačiau tiek pat ir pralaimime kelią. Pristatysime dar vieną mechanizmą, kuris buvo naudojamas net piramidžių statybai. Štai nuožulnioji plokštuma, krovinys ir dinamometras. Tarkim, šį krovinį mes turime pakelti į 11 cm aukštį. Svarelio svoris yra 0,9 Newtonų. Tolygiai tempdami nuožulniąją plokštumą matome 0,2 Newtonų jėgą. Tačiau reiks įveikti didesnį atstumą. Bandymai patvirtina nuožulniosios plokštumos formulę. Vadinasi, kiek laimime jėgos, tiek pat pralaimime ir kelią. Sumažinus plokštumos kampą, jėga dar labiau sumažėja. Ji lygi 0,1 Newtonų. Ačiū už dėmesį. Tikimės bus naudinga.